Labą dieną. Šiandien Zarasų bendruomenė tęsia savo pokalbių ciklą apie smurtą. Aš esu Eglė, bendruomenės pirmininkė ir mes dalyvaujam projekte, kuriame sakom smurtui ne ir kalbam apie tai, kas yra svarbu. Šiandien mano pašnekovė yra Bernadeta, mūsų veikiam mentorų mokymo autorė. Tie mokymai, kuriuos mes jau baigėm ir dabar jau pradėsime praktiką, pradėsime kalbėti su žmonėmis, kurie patiria smurtą, buvo tikrai nuostabus. Tai ačiū tau už tai, už tavo tokį didelį darbą, už tą gerą vedimą, už didelę grupę paruoštų žmonių. Ir norėčiau šiandien pakalbėti apie jaunimą. Ir žinau, kad tu turi daug patirties, būtent su jaunimu, savanoriavai Jaunimo linija. Papasakok apie savo, ką tau davė būtent tą savanorystę šitoje organizacijoje. Tai organizacija suteikia galimybę žmonėms pasiskambinti ir pakalbėti apie tai, kas jiem yra tuo metu svarbu. Pabūt pokalbėje su savanoriu anonimiškai, kuris išbūna su jų patirtimis, su jų emocijomis ir tai gali iš tikrųjų skirti laiko, iš tikrųjų pabūt su tą situaciją, apie kurią žmogui dažniausiai skauda. Tai skambina įvairių žmonės ir iš įvairių Lietuvos miestų ir turbūt ta patirtis ir duoda daugiausiai, kad tu pamatai tą tikrą Lietuvos vaizdą ir kontekstą, nes dažniausiai mes gyvename savo kažkokiam visuomenės burbule, kuriame užaugome, kuriame esame, o ten skambina visi. Ir tu esi tas savanorius, kuris priima atvirom ausim visus žmonės iš įvairių šeimų ir iš įvairių visuomenės sluoksnių. Ir kokią pamatė Lietuvą? Kokią nuomonę susidarėjai, kad plačiaja prasme, kokią visuomenę mes gyvename? Kad mes labai įvairūs. Kad turim žmonių, kurie gyvena labai šiltuose santykiuose savo šeimoje, kurie turi labai palaikančią aplinką, bet taip pat turim labai nemažą žmonių dalį, kurie neturi tos palaikymo aplinkos savo rate ir kurie patiria smurtą, patiria sudėtingas situacijas ir vis dėlto iš tikrųjų neturi pas ką savo artimoje aplinkoje ateiti ir apie tai pasikalbėti. Čia yra laimės dalykas? Ta prasme, kur gimsti turbūt, ar ne? Ar yra pačio žmogaus kažkoks tai pastangos kurti aplink save santykius? Turbūt abipusiai, nes vienas dalykas, kur tu gimsti, tai taip, tu negali tuo pasirinkti, nepasirinksi gal savo šeimos, savo artimiausių žmonių rato, bet vėliau, kai tu augai ir priimi galimybę, sąmoningai priiminėti sprendimus, kai įgyji tą galimybę, tai gali rinktis. Tik tai dažniausiai mums yra baisu rinktis, mes nežinom, kaip tai daryti, nes esam pripratę prie situacijos, kurioje gyvename. Tai čia toks abipusis dalykas, turbūt dalinai tai yra laimės dalykas, antra jau kai užaugi, kai jau priiminėjai sąmoningus sprendimus, tai tu gali susiformuoti tą aplinką tokią, kokios tu norėtum. Kalbant apie jaunus žmonės, taip mes dažnai, tas toksai dešimtmetis labai intensyvus būna, ar ne? Ir kokios smurto rizikos ir kokį spaudimą patiria būtent ši amžiaus grupė lyginant su kitomis? Tai tas dešimtmetis mes dažniausiai kalbam apie jauno žmogaus apibrėžimas dar mokyklai prasideda, bet kalbant apie žmogų, kuris pabaigia mokyklą ir eina vėliau į darbo rinką, kuria savo asmeninį gyvenimą, ne šeimą galbūt, tai susiduria su labai dideliu visuomenės ir savo paties vidiniu spaudimu atitikti kažkieno lūkestį, suformuota galbūt tavo šeimoje, tai kaip įsivaizdavo, tau sakė, kaip tu gyvensi, auksi ir koks tu būsi, ką studijuosi ir ką dirbsi, tiek ir iš visuomenės galbūt kažkokių normų, tiek ir iš savo paties pasilyginimo su aplinkiniais, su draugais ar socialinėse erdvėse esančiais žmonėmis, tu lyginės ir jauti tą tokį vidinį spaudimą, kad tu turi gana per trumpą laiką, per 10 metų, susikurti identitetą apie save, kas tu esi profesinėje srityje, kokią karjerą tu turėsi, kaip tave vertins aplinka pagal tai, kuo tu esi pabaigęs studijas arba kuo tu dirbi. Ir tuo pat metu kuriasi tavo kaip šeimos visas naujas kontekstas, pirmi santykiai rimtesni, pirmos meilės galbūt rimtesnės patirtys ir tada galbūt ir šeima ir vaikai ir kokią tu ten savo naują šeimą susikuri. Ar jinai bus tau jauki ir maloni grįžti, ar jinai galbūt nepasiseks ir pateks į tos pačius smurtinius santykius, apie kuriuos mes šiuo metu ir per mokymus dažnai kalbėjom. Ir kokios rizikos, tarkim, būtent jaunam amžiui? Kodėl mes kalbam apie, kad jauname amžiuje sunkiau atpažinti tos raudonas vėliavėlės,
kurios, tarkim, vėliau per patirtis jau tu supranti, kad ne, čia aš neįsiu, nes čia galiu nudegti. Tai kokios būtent dėl amžiaus, dėl jauno amžiaus, kokios didžiausios tos rizikos, tarkim? Na, jaunam žmogui dažnai trūksta patirties. Jeigu jisai neturėjo galbūt kažkokios aplinkos, kuri jam galėjo kažkaip parodyti, kad tam tikri elgesiai galbūt yra smurtiniai, nesmurtiniai, kad yra tos raudonos vėliavėlės, kaip jas atpažinti. Ir net jeigu turėjo, dažniausiai tu išėjęs iš savo namų, iš šeimos, iš savo tėvų aplinkos, tu kuri savo suvokimą, kas čia yra gerai, kas yra blogai, kas ta raudona vėliavėlė, ir trūksta patirties iš tikrųjų tam atpažinimui ir suvokimui, kaip elgtis su tuo susidūrus. Kartais šoką gali įvaryti, žinai, sakys, nesitikėjau, kad tai bus, ir jeigu jau taip įvyko, tai ką dabar daryti? Na, žinai, tas labai įdomu, nes kartais mes taip nesipasirenkam šeimoje, kurie gimstame, bet vieni žmonės labai toli nueina ir sako, aš niekada taip negyvensiu, kaip buvo tose namuose, kuriuose augau, o kiti priema taip, aš taip augau ir tarkim, ir tęsiu tą. Ir nuo ko tai priklauso? Nuo žmogaus savivertės, kurią mes irgi įgyjam beaugdami, dalinai priklauso, bet taip pat ir nuo gebėjimo atpažinti, ne, tas smurtinės kažkokias tai formas, tas raudonas vėliavėlės, apie kurias mes kalbam. Nes augdamas smurtinėje aplinkoje ar aplinkoje, kur tu nenorėtum, ne, tu jos turėti vėliau savo gyvenime, tu taip pat pripranti prie tam tikrų elgesių. Pasidaro norma. Pasidaro norma, pasidaro sunku pateisinti, kad taip negali būti. Sunku iš to išeiti. Lengva pasakyti, mano mama, močiutė, tetos taip gyveno, mano galbūt tėtis taip darė. Ir aš nematau, aš nežinau, kaip galima kitaip daryti. Ir tada tu tarsi atkartoji tą patį veiksmą, kurį matei aplinkoje, kai tu augai, kai tu formavaisi kaip žmogus, ne? Ir labai sunku yra tam pasipriešinti. Nes tam reikalingos sąmoningos pastangos. Tu turi sąmoningai atpažinti, sąmoningai rinktis, daryti kitaip, sąmoningai eiti iš tos situacijos. Na ir kartais irgi tų vidinių resursų gali trūkti jaunam žmogui, nes jisai nematė, nežino ir pasitikėjimo trūksta. O tarkim mes kaip visuomenė, jeigu pastebime tokią situaciją, kur jauti, kad negerai, ar mes galim kažkaip, ar mes turim teisę kažkaip tai, nežinau, mokyti, patarti, vesti, ką mes galim padaryti, jeigu, tarkim, aš esu nebejinga, matau situaciją ir man skauda už kitą žmogų. Turbūt geriausia jaunam žmogui nepradėti aiškinti, kad būtinai išeik iš tų santykių, būtinai išeik iš tos situacijos, iš to darbo, ar nedaryk taip ar kitaip, nes būtent jaunam žmogui dažniausiai kyla pasipriešinimas, ne? Jisai kuria savo identitetą, vadinasi, jisai kuria savo nepriklausomybę tam, ką jisai matė ir kas jam sakė. Jisai turi pats atsirasti savo atsakymus ir susikurti savo įvaizdį, kaip jisai dabar gyvens, kaip jisai formuos, ne, save. Bet kas labai svarbu iš visuomenės tada tokiu atveju, tai yra palaikymas. Tiesiog sudaryti sąlygas, kad žmogus tikrai jaustųsi ne vienas, ne? Kad jisai žinotų, kad pas kažką gali nueiti, kažkam pasipasakoti, nesmerkiant, būti išklausytų, kad jeigu priims sprendimą išeiti iš tos kažkokios situacijos, kad jisai turės kur išeiti, kas jį išklausys, palaikys ir suteiks tą pagalbos ranką. Tai turbūt svarbiausias dalykas yra iš tikrųjų pabūti tokiais nesmerkiančiais, bet suprasti, kad iš klaidų mokomės ir kad jaunas žmogus, kaip ir visi kiti, turi galimybę daryti klaidą, bet ištiesiam pagalbos ranką, jeigu jisai priima sprendimą. Kas yra turbūt sunkiausia matyti ir patylėti. Turbūt mūsų visiems vyresnio amžiaus žmonėms yra labai sunku, nes jie jau žino, jie jau ten buvo, jie žino, jau patirtis leidžia tas tokias išvadas daryti. Tai... Bet čia yra kitas aspektas, jeigu mes kalbam apie tikrai aiškiai identifikuojamą smurtą, ne? Matom, kad žmogus gyvena smurtiniuose santykiuose, kur ten visos smurto formos ar kažkuri viena labai aiškiai išreikšta. Tai iš tikrųjų nestebėti tiesiog pasyviai ir nelauk, kol tasai prieš kuris smurtauja, ne, jaunas žmogus kažkaip ateis pasikreips. Bet jeigu jau tikrai matom, kad labai blogai, nepabijoti vardint, nebijoti ateiti ir paklausti, aš matau, kad ten tokie ir tokie požymiai identifikuoja, kad gal tu patiri smurtą, ne, tai gal nori apie tai pasikalbėti ir jeigu tuo metu žmogus sakys, nenoriu sakyti gerai, kada galėsi, tai tada esu čia ir tu gali drąsiai jaustis ateiti pakalbėti. Ir identifikuoti, kad jeigu žmogus ateina iš tikrųjų ten su požymiais, kad yra smurtinė situacija namuose, tai
Tai ir pasakyti tai, ką tu patiri smurtas ir nebijoti to įvardinti. Nes jaunam žmogui gali būti sunku suprasti. Apie smurtos formas tai noriu kalbėti kiekvienoje laidoje iš tikrųjų, nes turim išmokti mintinai, kad smurtas nėra tik fizinis smurtas, kad yra begalė jo smurto, begalė tų rūšių ir begalė išaiškų. Tai dar kartą pasikartojam, kokias smurto rūšis dažniausiai patiria jaunas žmogus. Į visas. Turbūt visas tas pačias, kurios patiria ir jaunesnis, tai yra vaikas, ir tiek pat vyresni, kurie ten virš 30 ir daugiau, ir senyvo amžiaus žmonės turi tą pačią riziką patirti tas smurto formas. Tai yra fizinis, taip dažniausiai mes jį atpažįstam lengviausiai, nes palieka fizinius sužalojimus, mėlynės ar kažkokias skausmą, kurį tu aiškiai pajūti fiziškai, kad tau skauda. Taip pat yra psichologinis smurtas, kuris sunkiau atpažįstamas, bet jis lydi beveik visas kitas smurto formas. Tai grasinimai, kaltinimai, kažkoks paviduliavimas, apie kurį mes dažniausiai kaip smurtą nekalbam. Labai dažnai turbūt pas jaunus žmonės būna tas toks ir labai didelis pavydo jausmas. Taip, ir ką labai sunku atpažinti ir lengva pateisinti, sakyti, kad man pavydi, manęs pavydė, neišleidžia, tai čia manim rūpinasi, jis mane labai myli, arba jinai mane labai myli, bet nebūtinai tai yra smurto forma, reikia kažkaip pasitikėjimu grįsti santykius. Ir jeigu tu to pavyzdžio neturėjai, ką prieš tai kalbėjom, kaip tai daryti, tada labai sunku atpažinti, kad tavo elgesys arba kito žmogaus elgesys yra smurtinis. Taip pat galbūt kažkokia perdėta kontrolė, neleidimas išeiti, irgi lengva pripažinti kaip rūpestį tavimi. Neleidimas kažkaip rengtis, nes į tave kažkaip pasižiūrės, gal neiks ten su tom draugiam, nes tau kažkas nutiks, gal dar kažkokių dalykų tau gali bandyti drausti ten daryti, nes ir motyvuoti, kad tavim rūpinasi, bet tai yra irgi smurtinė forma, būtent psichologinio smurto pagrindu, grasinimai po to visi, bauginimai. Ekonominis smurtas, ar ne? Ypatingai, kai yra tas jauni žmonės, dažniausiai tas laikas, kai moteris gimdo pirmą, antrą vaikutį, pradeda kurti šeimą ir todėl, kad jinai ir nedirba ir prižiūri mažiuką, tai... Taip, tai dėl to irgi ekonominis smurtas, kaip minėjote, irgi kodėl mes pradėjom gal pokalbį nuo karjeros, temos, nes tai yra, kai tu užsidedi savo karjeros kažkokį kelią, kai tu užsidedi pajamas, kurios tau yra stabilios, kai tu gali pats iš save išlaikyti, tu esi mažiau paveikus ekonominiam smurtui, apie kurį mes dabar ir kalbam, nes tada tu gali savim apsirūpinti, tu turi turėti savo sprendimo priėmimo laisvę, tu gali spręsti, kur ką nusipirkti, kaip save išlaikyti, jeigu tau reikia išeiti iš tų namų, tu turi galimybę išeiti savim apsirūpinti. Bet jeigu tu neturi stabilių pajamų, jeigu tau ta laisvė yra suvaržyta, ar tai yra vaikutį pasigimdėjai ir tu neturi galimybės tiesiog savęs ir vaiko išlaikyti, ir tau yra ribojama prieiga prie finansų, motyvuojant tuo, kad ekonominis smurtas, motyvuojant tuo, kad tai yra bendri šeimos finansai, dedami vieną katilą, aš daugiau uždirbu būdamas vyras, o tu čia turi ateiti paprašyti iš manęs tų atlyginimo kažkokių eilučių, žinai, kad nusipirktum savo kažko, ko reikia. Tai tada ir labai lengva. Ir irgi vėl mes įpuolame tai, kad jaunas žmogus iš to nepasitikėjimo, nepatyrimo gali ir pateisinti jauna moteris, ir sakyti, taip, tai aš tikrai neuždirbu, tai gal tikrai vyras... Aš sėdžiu namuose, nieko neveikiu, jisai viską uždirba. Taip, ir tada tas... Taip apsukti tokie atvejai, kur jaunam žmogui yra sunku identifikuoti. Ir jeigu aplinkoje niekas apie tai nekalba, tai tu ir nežinai, ar čia tas argumentas teisingas, ar jisai yra kažkoks melagingas, ir smurtinis. Tai... Aš žinai, kai pradėjom tuos mokymus visus kalbėti, man toksai buvo toks efektas, tai tada, kai vyras, labai dažnai vyras savo žmonę, tu mano princesė, tu nedirbsi, tau viskas bus ant lėkštutės ir atrodo čia tokia didelė meilė, o po ją tai paslėptas toks nesaugumas, toks priklausimas iš tikrųjų, tai man tas buvo toksai, aš niekada nebuvau apie tai nepagalvojusi. Atrodo tikrai laimingos tos moteris, kurios visiškai pilnai išlaikomos, namuose gražios ir joms nereikia rūpintis ten eiti darbą. Tai mes turbūt per mažai kalbam apie tas rizikas, kokios gali būti, nes tikrai tai gali būti didelė meilė ir didelė laimė ir jinai laisva rinktis, bet gali būti ir kitaip. Taip, tai tiesiog yra atimama galimybė moteriai savarankiškai rinktis, jeigu jinai norėtų rinktis kitą kelią, jinai jau
nuėjus į tą šeimą, susikūrus tokią šeimą, kuri yra pilnai priklausoma nuo vyro finansų ir pati nieko negauna, neuždirba ir neturi savo jokių pajamų, laisvės jomis disponuoti, jinai tampa pilnai priklausoma nuo to vyro. Tai laimė, jeigu vyras yra iš tikrųjų palaikantis, leidžia jai nusipirkti tai, ko jai reikia, ar ten iš tikrųjų tas palaikymas ir artumas šeimoje egzistuoja, ta lygybė, bet jeigu to nėra, tai tada moteris lieka kaip spąstos, jinai negali iš to išeiti, jinai neturi resursų iš to išeiti ir pradedant nuo finansinių resursų neturi kaip atsistoti ant savo kojų. Dar viena tokia svarbi tema, man 30 buvo prieš gerų 20 metų ir kiekvienas iki įsidarbinant manęs klausdavo, ar čia vaikų neplanuoji, ką darys, jeigu susirgs, jeigu maži vaikai, tas vaikų klausimas būdavo pagrindinė tema darbo pokalbį. Ar dabar kažkas pasikeitė? Vis dar yra tokių atvejų, iš tikrųjų, moteris vis dar susiduria su tais klausimais. Gera žinia tai, kad turime Europos reguliavimą ES ir vis dėlto nuo tų klausimų tos direktyvos vis labiau ir labiau leidžia darbdaviams atsisakyti, įpareigoja juos atsisakyti. Yra vis labiau skatinama mažinti tą diskriminaciją prieš moteris, darbo aplinkoje. Bet vis dėlto turime darbdavių, kurie vis dar to klausia, vis dar turime darbuotojų, kurios, irgi pasimeta ir galbūt neapsigino toje srityje ir kartais net ir to klausimo nesant, tas sprendimas gali būti priimtas remintis nušališkų įsivaizduočių toks aiškumas. Kada tu ten ištekėjai, pasižiūrėsim tavo socialinės medijas, jeigu ištekėjai prieš metus, tai gal tu vaiką planuoji. Gali būti ir tokių. Tai tikrai ne visi darbdaviai gal jau taip daro, gal mažėja šiek tiek ta tendencija, tuo galima džiaugtis, bet dar pasitaiko. Bet šiaip lengva įsilieti jaunam žmogui į darbo rinką, nes jisai ką tik baigęs mokslo, patirties dar logiška, kad nėra, nes jisai užaugo, mokėsi ir kokia yra situacija dabar? Ką tu matai iš? Kiek teko nagrinėti ir pačiai daryti tyrimų, tai aš mačiau, kad vis dėlto mes dar turim didelę amžiaus diskriminaciją, ne tik prieš vyresnio amžiaus žmonės, apie ką galbūt daugiau kalbam visuomenėje, bet taip pat ir prieš jaunus specialistus, kurie ką tik pabaigė galbūt studijas ir įsilieja į darbo rinką. Taip pat yra daug nusistatymo, kad jie yra nekompetentingi, kad jie yra negebantis, kad jie neturi žinių, kad jie turi atidirbti nekvalifikuoto praktiškai darbo kažkiek tai metų, kad jie galėtų augti, kažkur savo. Dar girdžiu, kad nepastovus, nes gali bet kada išeiti iš darbo. Nepastovus, nepatikimi, dėl to geriau samdyti galbūt biškelį vyresnį, truputį vyresnį negu ten tik po studijų. Tai tokių yra net ir nusistatymų, kad jaunam mažiau pinigų reikia. Gali atlyginimas iš karto būti nebūtinai grindžiamas realiomis patirtimis ir žiniomis, žmogaus. Gali ir ta diskriminacija ir tuo pasireikšti. Vis dėlto, ką susiduria su jaunu žmogus irgi, jisai atėjęs į darbo rinką irgi jaučiasi galbūt šiek tiek prastesnis, jisai nežino tų savo gebėjimų. Yra objektyvūs iš tikrųjų argumentai, kuriuos tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas gali jausti, kad jeigu jis turi tik teorinės žinias be praktinių, tai gal iš tikrųjų jisai turėtų kažkiek augti ir tada užsitarnauti savo vietą darbo rinkoje. Bet čia yra klausimas, kiek tai yra realiai pamatuoto, kiek yra įsitikinimas stereotipinis, kažkoks mąstymas. Nes jeigu žmogus yra studijų metais daug dirbęs panašaus darbo, jeigu jisai studijų metais daug savanoriavo, galbūt kažkokiose organizacijose ir buvo neapmokamas marketingo specialistas, pavyzdžiui, arba žiniasklaidos koks nors ten kūrėjas. Ir darbinasi į tokią pačią poziciją tik jau mokamai po studijų. Tai jis tos patirties turi daugiau negu tas, kuris to nedarė ir atėjo tiesiog. Ir vis dėlto yra darbdavių, kurie to neįvertina. Ir tų darbovietės aplinkų, kur yra grindžiama labiau nerealia patirtimi to žmogaus, ar turimomis žiniomis, gebėjimu greitai pasivyti kažkokią informaciją. O amžiumi ir lyginimu su kitais vyresniais darbuotojais grinai amžiaus pagrindu. Ir toksai paradoksas, lygiai 30 metų tu per jaunas, nuo 40 metų tu per senas. Ir yra tik tai toks aukso viduriukas, kad 30 su trupučiu. Jo, kada tu esi kaip ir tinkamas darbui. Taip. Tai vat, iš tikrųjų kaip visuomenė, tai turbūt ir paskatiname tą stereotipo pateisinimą, kai sakom, kad darbuotojai jauni dažnai keičia darbus. Dažnai jie ir keičia darbus dėl to, kad jie jaučia tą tokį nusistatymą, kažkokio augimo galbūt pastabdymo organizacijose. Gal sąlygos ne visai, emocinė aplinka ne visai jiem tinkama. Ir šiais laikais mes turim galimybę dažniau keisti darbus, negu galbūt anksčiau būdavo.
tai jie ir keičia. Bet aš tikrai turiu labai daug patirčių su jaunai žmonėm, kurie išlieka virš 6 ir daugiau metų vienoje organizacijoje, tuo džiaugiasi ir tai yra grinai pagrįsta tuo, kad jie jaučiasi saugiai, emociškai saugiai, palaikomi, gebantis auginti kompetencijas ir nediskriminuojami dėl savo jauno amžiaus. Tai aš dar galvoju, be to, kad tu turi atitikti, karjeros tas darimas, tu turi būti, labai protingas, kompetentingas ir dar galima paliesti tą jaunas žmogus turi atrodyti atitinkamai, ar ne? Jisai turi būti gražaus kūno, sportiškas, ypatingai vyrukai turi būti pasportavę ir o merginos lieknos. Merginos lieknos ir iškart po gimdymo lieknos jos turi būti atrodyti. Tai šitą turbūt kūrė mūsų socialiniai visi tinklai, nes žiniasklaidai nors ir žiniasklaidai turbūt yra dar ta transliuojama žinutė, kad sėkmingas žmogus turi atrodyti gražiai ir būti turtingas. Ja, tai žiniasklaida gal vis dažniau mes atkreipiam dėmesį, kad kokią žalą psichikai, jauno ir vyresnio, taip pat amžiaus žmogaus psichikai daro tas stereotipas atrodyt kažkaip lieknai, ten raumeningai, nes ne visų biologija yra vienodai sutverta ir ne visi geba ir gali biologiškai būti vienodai gražus. Galų gale ir privalo. Ir privalo, jo. Ir ką reiškia vienam gražu yra vienaip, o kitam yra kitaip, kitokios kūno formos. Tiesiog mes esam skirtingi. Tai kai pabandom visus sudėti į vieną kažkokį tai rėmą ir prašyti jų atitikti, dažniausiai nesiseka. Ir tie žmonės, kurie netitinka to kažkokio pageidavimo standarto, jų psichologinis būvis, pasitikėjimas savimi labai smarkiai kenčia ir gali privesti prie labai rimtų sveikatos problemų. Tai žiniasklaidai turbūt mes mažiau pradeda matyti šito tokio lyginimuose, dėl to, kad iš tikrųjų yra atkreipiamas dėmesys ir truputėlį reguliuojama ta žinutė, kurią mes skleidžiame. Socialiniai tinklai? O socialiniai tinklai mes visi mėgstam parodyti pačius gražiausius save. Tai visą laiką norisi pasirodyti gražesniu, ar ten pakoreguoti nuotrauką, ar pasifotografuoti kažkokiu kampu, kur geriau atrodai. Ir tada, ką tu matai, su tuo tu lyginėsi. Tai yra natūralu, taip žmogaus smegenys sutvertos, kad jis lygintųsi su savo aplinka. Ne? Tai jeigu tu lyginėsi su tuo gražiu paveiksliuku, tu matai savo netobulumus. Ir tada irgi yra papildomas tas spaudimas, kad tu turi atitikti kažkokį grožio standartą, kad kažkokį aprangos standartą ir nedaug dievė kažkaip kitaip bus. Atostogų netgi toks paketas turi būti toks, koks ten blizgantis. Tai čia labai gerai yra, jeigu tie žmonės, kurie mato, nenaudojasi socialiniam medijom, turi aplinką, kuri realiai už kadro gali parodyti, kad nebūtinai taip yra ir jeigu jie geba tai priimti kaip tą tikrąją realybę. Socialinėse medijose irgi vis dažniau pradeda kalbėti įvairūs portalai ir atsverti, tie influenceriai, nuomonės formuotojai atsverti, kad yra ir kita medalio pusė ir kad mes labai gražus galim būti labai ir negražus. Tai ta žinutė irgi skleidžiama, bet turbūt mažiau negu dabar mes kalbam žiniasklaidoje. Tai čia turbūt jaunas žmogus papuola į tokius spąstus. Jam reikia tiesiog irgi formuoti savo tą identitetą ir kritinį mąstymą, taip kad jisai galėtų atskirti, kas yra realybė, o kas yra suformuotas paveiksliukas. Ir būti pakankamai tvirtu savyje, kad nesilyginti su kažkokiais paveiksliukais, kurie nebūtinai. Kartu aš matau labai daug jaunų žmonių, kurie irgi kūrė savo tą tokią tikrą realybę ir jie yra tokie matomi, mėgstami ir tiesiog galbūt reikėtų tos drąsos išdrįsti, pasakyti, kad taip pavargstu, taip būna nepasiseka ir... Bet baisu, nes iš karto yra gėdos, tas vertinimas, tu parodai save silpną ir tu turi pakankamai turėti daug pasitikėjimo savimi, tokios tvirtumo ir tokio nepalaužiamo savo to identiteto susikūręs, kad tu žinosi, kad tave kad ir kaip kritikuos, kad ir kaip tu ten prasižengsi kažkokiam standartui, kad tu vertas esi būti šičia, kad tu esi vertas būti žmogumi toks, koks tu esi. Tai tą ugdo mūsų aplinka, kurioje mes augam ir ugdomės vėliau patys įeidami į tą aplinką, iš kurios išeinam išėję iš tėvų namų. Bet tai nėra lengva. Ir į priekį dažniausiai ir veda tas turbūt pasitikėjimas savimi. Ir dabar pasakyk receptą, kaip jį auginti, kaip susikurti save, tokį pasitikinti ir tą vidinį kritiką užtildyti dažniau, nes mes jį visi turim, jisai reikalingas, manau, vis tiek, bet jisai neturėtų užgožti ir būti tas pagrindinis dirigentas. Taip, sveika savivertė turbūt,
pabūti kartais advokatų prieš tą kritiką. Ne? Tai vieno recepto turbūt nėra, yra įvairių metodikų, yra įvairių tų receptų, ne, kurie galėtų veikti. Turbūt tiesiog matant vieną kažkokį palyginimą, ne, arba tą kritiką, kuris tau sako, kad tu nesi toks kaip kažkas kitas, arba kaip kažkoks paveiksliukas, ar kaip tu savo pats savo lūkestį išsikėliai, pabandyti paieškoti argumentų, kurie prieštarauja tam. Ir dažniausiai mes jau rasim. Nebus taip lengva, kaip to kritiko klausytis, bet tų argumentų tikrai yra ir mes galim jų rasti. Tai leist savo pasikalbėti, apginti save, paglostyti savo tą sveiką dalį, kuris sakys, ne, bet aš esu ir geras specialistas ir aš tiek daug pastangų įdėjau ir aš taip tokia gera galbūt mama, tiek labai mylėjau savo vaiką, tiek dariau dėl to šeimos, kad jinai išliktų, ne. Tai taip ten ruošiau aplinką, kad vyras laimingas būtų, tai ten priklausys nuo situacijos, apie kurią mes kalbam. Bet tiesiog garsiai sakyti tai, kas man sekasi, taip. Tol sakyti, kol pats išgirsti. Taip. Nes dažnai žmonės, kurių žema savivertė, jie net negirdi komplimentų, sako, manęs nieks nepagiria. Ir jeigu paklausom aplinkos, mes džiaugiamės, mes giriam, bet tu tiesiog negirdi, nes užsikuiti tame, kad nepasisekė, pasilygini, aš mažesnis ir tas. Tai gali būti ir mažos savivertės klausimas, gali būti perfekcionizmas, ne? Tai irgi negeras dalykas. Nėra geras, bet jisai stumia žmonės kartais labai aukštų pasiekimų siekti. Tai čia tas irgi turbūt... Bet ar nesudegina? Gali ir sudeginti, bet kiek tu leidi savo tam perfekcionizmui būti neperfekcionistiniu, ne? Kiek tu leidi savo kartais suklysti. Tai turbūt yra svarbiausia pripažinti, kad iš klaidų mes mokomės ir kad jos pačios savaime nėra kažkas blogo. Ir šiandien yra tiek savo, tiek pačiai visuomenėje, nematant kito žmogo, leisti klysti, leisti pripažinti, kad iš klaidų mokomės, nesmerkti, nedaryti masinio puolimo, kas ypač socialiniuose tinkluose labai dažnai pasireiškia, masinis puolimas, anoniminių komentarų ir ta tokia išbraukimo į paraštę, kultūra, kur pasako, kad tiesiog esi nevertas, prastas specialistas, užgauna per visas vietas ir po to sunku žmogui atsistatyti. Tai tiek savo, tiek aplinkai. Tiesiog transliuota žinutė, kad klaidos yra normalu, nieks nėra tobulas ir nebandyti būti tobulu, nes nepasiseks tikriausiai. Mes visi turim savo kažkokių dalykų, kurie nėra tobuli. Ir dabar pokalbio pabaigai, tai aš noriu jaunimui palinkėti, kad klyskite, nes kiekviena klaida trupučiuką laiptelis, jeigu padarai išvadas ir kažkaip tai iš kažko išmoksti toje situacijoje, tai yra laiptelis aukštyn. Aukštyn ne į sėkmę kažkokią, bet savęs priėmimą, į tokį sveiką savęs vertinimą ir į tą tokį sveiką santykį su savim ir su kitais kūrimą. Tai palinkėk ir tu kažką mūsų jauniems žmonėms. Tai linkiu to paties irgi, kad laisvės irgi, kaip minėjai, klysti, laisvės pripažinti, kad net nėra to poreikio būti visada tobulu, neužsidėti savo per aukštų kartelių ar kažkokių standartų, kurių tu būtinai turi pasiekti. Na ir su tokia atjauta savo kartais priimti situaciją, kad tas jaunimo amžius 10 metų ar ten truputėlį daugiau yra tas laikas, kai vyksta labai daug pokyčių. Mes sakom, kad jaunimas tai yra laisvės laikas, laisvė kažkokiu būti, ne? O iš tikrųjų tai yra taip pat labai didelio nerimo, didelio susikaustimo, didelių pokyčių gyvenime ir didelio tokio gana greito persikeitimų ir susiformavimo laikotarpis, ne? Tai tu formuoji labai daug savęs skirtingose srityse. Tai su atjauta į save žiūrėti, nes tai yra tikrai nelengvas laikas, kada tu turi tiesiog išmokti gyventi šitoje visuomenėje ir pasidaryti savo savivertę. Nesusideginkit ir mylėkit save. Taip.